Mėly broliai ir seserys, šiandien Dievo žodis antrajam skaitinį labai paprastai kreipiasi kiekvieną iš mūsų su paprastu klausimu. Ar esam pakankamai drąsūs kalbėti apie tikėjimą švelniai ir neįkyriai? Labai svarbus dalykas, ką apaštalas Paulius sako. Švelniai ir neįkyriai. Juk žiūrėkim, ką galim mes parodyti kitiem žmonėm iš savo tikėjimo. Tik tai savo kantrybę ir meilę. Kas gyvenime nesam susidūrę su žmonėm, kurie yra labai valdingi, kurie, jeigu tik yra galimybė, tučtojo pačiumpa ir nurodinėja daryk tą, daryk aną ir taip nuo pat vaikystės. Ir paprastai tokių žmonių nelabai mėgstam, bet gyvenime kartais pasitaiko, kad kartais negalim ir pabėgti, ar tai būtų tiesioginė kažkokia tai valdžia, ar giminiai, ar šeimoje, ar dar kur nors. Ir štai Jėzus labai aiškiai žino, kad šitokiu būdu per jėgą tikėjimas nesiskleidžia. Paulius ir sako, jūs turėkit, būkit pasiruošę kalbėti apie viltį. Mes ir klausiam. Ir po to apaštalas Paulius sako, ir tegul jūsų liudijimas tas švelnus ir neįkyrus būna su švaria sąžine. Evangelijoje Jėzus šiandien kalba labai paprastai, vėl šiek tiek mįslingai. Kalba apie tai, kad jis atsiųs globėją, mes suprantam, kad tai yra šventoji dvasia. Ir jis pasako, kad pasaulis tos šventosios dvasios nemato ir nepažįsta. Ir dabar žiūrėkim, kiekvienas iš mūsų labai nuoširdžiai galim klausti. Ar gali būti taip, kad mes laikom save tikinčiai žmonėmis ir kai kurie praktikuojam tą tikėjimą jau dešimtmečiais, ar gali taip nutikti, kad aš ir tu nematytumėm to šventosios dvasios ir nepažintume? Galbūt ji yra mano ir tavo gyvenime. Tik jeigu reikėtų parodyti, taip kaip kas turim silpnesnį regėjimą be akinių. Yra kažkur daiktas, tačiau aš jo nematau, turiu įeiti arba atsitrenkti, arba grinai priepat, kad pamatyčiau. Kaip yra iš tikrųjų ten su mūsų ta širdim. Ir štai Dievo žodis kreipėsi į kiekvieną iš mūsų, kad mes šiais metais, šį sekmadienį, mes permąstytume paklausdami. Kaip kalbu apie tikėjimą ir ar kalbu? Ar tai iš tikrųjų lengva man, neprimetant savo norų, savo kažkokių tai planų, kitų dalykų, tiesiog paliudyti, ką Dievas yra nuveikęs mano gyvenime. Ir ar tas paliudijimas, jis iš tikrųjų reiškiasi mūsų charakterių ypatybėm, kantrumu, rūpesčiu, meilė ir kitais dalykais. Ir antra, o kaip ta Jėzaus jėga, kaip ta draugystė su Jėzumi iš tikrųjų su metais tvirtėja mūsų širdį, ar pasitaiko visokių dalykų. Štai vienas pavyzdys. Močiutė vienintelį savo anūką nuo pat mažumės vedasi sekmadieniais į bažnyčią. Ir visada grįždama iš bažnyčios, ji visada tam anūkui sako, kai tau bus sunku, prisimink, visada ateik į bažnyčią ir Dievas ras būdų, kaip paguosti tavo širdį. Ir jį kartodavo kiekvieną sekmadienį. Atėjus laikui Dievas pasikviečia ją, tas anūkas dar nėra pilnai suaugęs. Ir kaip paprastai nutinka, kai nėra kažkas, kas už rankos paimtų ir atvestų, tas jaunuolis, kadangi tėvai nelabai tikintis yra, jis ir taip ir lieka be to tikėjimo. Ir staiga jau suaugus, sukūrų šeimą, savo gyvenime jis patiria gyvenimo akligatvį, kai tikrai yra be galo sunku darbe, su sveikata, šeimoje, tarpusavio santykiuose. Ir jis jaučiasi iš tikrųjų, kad nežino, ką daryti ir prisimena tai, ką nuolat ta močiutė kartodavo. Kai bus sunku, eik į bažnyčią, Dievas iš tikrųjų ras būdų, kaip atgaivinti tavo širdį. Ir jis ateina į tą bažnyčią. Įsivaizduokim, kaip suaugęs žmogus įeina į bažnyčią, sekmadienį vyksta pamaldos
Ir paskutinį kartą jis toj bažnyčioje yra buvęs su ta močiute gal kokių 7, 8 ar 10 metų. Jis nežino nei kaip normaliai žegnotis, nei kaip elgtis ir nuolat patiria tai kažkas važiūri ne taip, kažkas kumštelį jį sako, dabar stotis, klauptis, kažkas vėl kažką jam pataria, kol galiausiai vienas žmogus šalia esantis, matydamas, kad jis visiškai nesusigaudo, sako, klausyk, nusipirk tu knygutę, kurioje būtų parašyta, kaip elgtis bažnyčioje, o dabar tu nežinai ir čia trukdai visiems. Ir suvokęs ir supratęs, kad nerandat ramybės toj bažnyčioje, jis išeina, atsisėda šventoriuje ant suoliuko ir labai nuoširdžiai savo vyrišką širdim jis tiesiog pravirksta. Rauda, nes širdį yra be galo sunku. Gyvenimas nekaip susiklostęs ir galiausiai ta viltis, kuri buvo suteikta tos močiutės žodžių, ir jį tiesiog nyksta jo širdį. Jis staiga jaučia, kaip prie jo prieina kažkoks vyras ir paklausia, kas vyksta tavo širdį, kad ašaros bėga. Ir nuoširdžiai vyras tiesiog sako, nu va, kokia situacija. Va, turėjau močiutę, kuris sakė vienaip, atėjau iš tikrųjų tada, kai gyvenimas įspaudė į kampą ir mane tiesiog stumte išstūmė lauk. Nusišypsojęs vyras pakvietė atsistoti ir pažvelgti jį. Ir atsistojęs žmogus mato, jog prieš jį stovi Jėzus Kristus prisikėlęs. Ištiesęs ranką ir apkabinęs tą vyrą, Jėzus sako, nesistebėk, jie ir mane išvarė. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ar gali būti religinis gyvenimas be širdies šiltumo? Deja, bet gali. Ar gali taip nutikti, kad tai, ko troško Dievas, neišsipildo mūsų gyvenime? Nu gali. Juk gali likti išoriniai ritualai, kurie niekaip nekeičia nei mano, nei tavo mąstymo, nei mano, nei tavo širdies. Juk skaitydami Evangelijas mes nuolat girdim, kaip Jėzus nuolat ginčijasi ne šiaip su kokiais nors nusidėjėliais. Jis niekada neturėjo problemų su nusidėjėliu. Juk vagis žino, kad pavogė, plėšikas žino, kad apiplėšia, melagis žino, kad meluoja. O va žmogus, kuris įsivaizduoja, kad jis yra geras, tačiau yra kietas, kietos širdies žmogus. Jis įsivaizduoja, kad su juo yra viskas gerai, tačiau šalia esantiems žmonėms yra be galo nelengva ir sunku. Sakykit, mėly broliai ir seserys, paimkim kitaip. O kas yra tokie balsai, kurie išstumia mus iš tos draugystės su Dievu? Juk tinginystė gali pakuždėti, kad jau metuose su ką aš čia vargsiu, arba gali būti kažkoks tai dalykas, nepatogumas, ar sveikatos kažkokie rūpesčiai, kur sako, nu jau aš atvaikščiau savo tos žingsnius į bažnyčią, galiu dabar jau kažkaip pasitraukti. Mėly broliai ir seserys, šiandien Jėzus Evangelijoje ir sako, kad mes gausim globėją, mes gaunam ir mūsų užduotis yra atpažinti. Viskas, kas minkština tavo ir mano širdį, daro ją žmogiškesnę. Ne ištižusią, bet žmogiškesnę. Visa tai yra bandymas, kaip Dievas per gyvenimo aplinkybės bando prakalbinti mūsų širdis. Ir mūsų užduotis yra, galėtumėm sakyti, plačiai atmerkti akis ir stebėti, kur ir kaip Dievas nori mane ir tave prakalbinti. Vienas turtingas vyras turi įprotį, jis mėgsta medžioklę su sakalais. Kai paleidžia sakalą, kad tas sakalas pačiuptų kitą paukštę. Ir staiga vieną kartą keliaudamas, jis mato, kaip mažas sakalo jauniklis yra ką tik iškritęs iš lizdo. Tai jau kaip ir laikas būtų jam skristi, tačiau jis dar kol kas nepakankamai sutvirtėjo ir tiesiog nukrito ant žemės. Parsineša namo, savo rankom jį maitina, rūpestingai prižiūri, kai ūgtelį atiduoda
amatą išmanantiems specialistams, kad padarytų jį gerą medžioklinių sakalą. Tačiau visų nuostabai tie, kas besistengtų, šitas sakalas neskraido. Tiesiog nekarto neskraidė. Ir galiausiai tas vyras nusiminęs, bet labai stipriai prisirišęs, nes pats užaugino jį, duoda skelbimą, kad iš tikrųjų pakankamai gausiai ir dosniai atsilygins visiems, kurie išmokys jo sakalą skraidyti. Ir visi specialistai stengiasi, tačiau rezultatas nekoks. Ir vieną dieną grįžta jis namo ir staiga mato, kad jo sakalas iš tikrųjų skraido padangėje. Nustebęs jis nori sužinoti, kas buvo tas žmogus, kuris sugebėjo tai padaryti. Ir kai sužino, kad tai yra paprastas, kaime gyvenantis valstietis, jis nustemba, susiranda jį ir sako, kaip tau pavyko. Plačiai nusišypsojęs, valstietis sako, aš tiesiog nupjoviau šaką, ant kurios jis visada tupėdavo. Ir tada, kai nebebuvo to šakos, ant kurios visada įsikabinės jis tupėjo, sakalas prisiminė, kad turi sparnus, kurie skirti skristi. Ir jis nuskrido. Sakykit, mėly broliai ir seserys, juk nekartą esam gyvenime matę, kai nutinka kažkam kažkokia bėda ar nelaimė, kiek daug žmonių atranda, kad jų krūtinėje yra nepaprastai gera širdis. Kaip susivienyje padėti žmogui, nugalėti sunkumus. Ir ko reikia, kad mano ir tavo širdyje, vot būtų tas suvokimas, kad Dievas mano ir tavo širdį sukūrė nepaprastai gražiai, kaip angelo, beveik kaip angelo širdį. Kad tai būtų vieta, iš kurios visada eitų tas gerumas, tas rūpestis. Ar reikia, kad Dievas per gyvenimo įvykius nupjautų tą šaką, kur mes tupim ant to patogumo? Kad nutiktų kažkas, kad staiga suvoktumėm, kaip tas sakalas, kad turi plačius sparnus, skirtus skraidyti, kad mes prisimintumėm, kad savo krūtiniai turim didžiulę mylinčią širdį, kad pradėtume dalintis. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Jėzus ir kalba Evangelijoje primindamas mums, kad yra dalis dalykų, kurių žmogaus širdis gali nematyti arba net pažinti. Mumsgi nereikia sulaukti gyvenimo nelaimių ar sunkumų, kad prisimintumėm, kad Dievas man ir tau į krūtinę įdėjo mylinčią širdį. Dievas šiandien susirinkus sekmadienį, kaip įprasta, visada drąsina ir kviečia mus pažvelgti į savo ir kitų žmonių gyvenimą, kad iš maldos išeitume kitokie, kad Dievas vėl sužadintų ir leistų mums atpažinti, ką Jis nori pasakyti, kad leistų atpažinti tą šventąją dvasią, kurios laukiam ateinant. Ir tada suvokiam ir suprantam, kad savo tikėjimą mes norim liudyti ne kažkokiais pagiežingais ar piktais žodžiais, kuriais norim apkaltinti kitus per mažai tikinčius ar netikinčius, bet verčiau gyventi tą gyvenimą, kokį kviečia Dievas. Ir jeigu kas paklaustų, švelniai ir atsargiai iš tikrųjų sugebėtumėm paliudyti. Tikiu į Dievą, kuris rodo man kelią. Tikiu Dievą, kuris leidžia man pamatyti daugelį dalykų. Tikiu Dievą, kuris prikelia, o ne parklupdo. Tikiu Dievą, kuris myli ir moko mylėti, o ne tą, kuris užkrauna nepakeliamom naštom. Amen.